Prieglaudos perpildytos, o beglobių gyvūnų Lietuvoje daugėja. Prieglaudų atstovai tiki, jog prie to prisideda ir kitos neatsakingos gyvūnų globos organizacijos, kurios dovanojo augintinius nesterilizuotus ir nekastruotus. Neva tai yra ėjimas prieš gamtą. Agnės Valuckytės teigimu, tokioms organizacijoms pažaboti reikėtų gerokai rimtesnio įstatymo. Rimtesnio, negu mes turime dabar. Parlamentaras Linas Jonauskas problemą mato kitur. Jo manymu, tai vyksta ne dėl to, jog prieglaudos savanoriškai neatlieka šių operacijų, o dėl to, jog joms paprasčiausiai trūksta lėšų. Tiek aplinkos ministerija, tiek ir mes Seime aplinkos komitete svarstome apie galimybę registruoti įstatymo pataisas, kurios leistų savivaldybėm iš aplinkos apsaugos rėmimo programų lėšų, dalį lėšų naudoti sterilizacijos, kastracijos programoms. Tikimės, jog pažadus pavyks įgyvendinti, o beglobių gyvūnų Lietuvoje bus mažiau.